Tęsime elito instaliacijų šou. Man niekaip nesuprantama, na kaip žmogus, dėl kurio buvo pakeista visos Lietuvos olimpinės rinktinės apranga, galėjo palikti kamputyje verkiančią Moniką. O dar žmonės sako, kad galimai ranką pakėlė ar koją. Atvirai pasakius, vartydamas elito žurnalų puslapius pastebėjau, kad ta Monika visais 2 cemais už Aleksandrą aukštesnė. Taip, kad kamputyje galėjo verkti visai ne Monika, o vargšas kriaučius kelnių siuvėjas Aleksandras. Tomai, nesąmonė. Moteris visada pralaimi, nes yra silpnesnė. Pamanyk, atvirai pasakius, pažvelgęs į kriaučiaus veidą, nepasakyčiau to. Labas vakaras, populiukai ir populytės. Pradedam naują Lietuvos elito laidą Duokis nukis stilingai. Mūsų garsenybė žengia į naują epochą. Jie ne tik pozuoja viršeliami, ten kemša į burnas visokius kalmarus ir gyvas kriauklės vakarėliuose, bet dar ir dubasinasi. Taip, kad net kraujai ant sienų patyška. Surimtėkim. Sausio 13-osios proga garsus elitas dizaineris Pogrebnojus organizavo neregėtą performansą. Pristatė naują išvaizdos kolekciją. Dabar ties madinga vaikščiot pasišiaušius pamėlynavusiais paakiais apibraižytam ir suspardytam. Rūbai turi būti suglamžyti, kruvini, ant nugaros gali matytis bato pėdsakai. Būtent taip atrodo gerbiamas Lietuvos elito dizaineris Aleksandras Pogrebnojus. Aplaus, please. Labai malonu jūs vėl matyti. Kaip čia taip atsitiko? Taip, atsitiko kaip atsitiko. Čia Monikos paklausti, kaip atsitiko. Aš gyniausi ir viskas. Tiek. Я пью женщин и детей, потому что я красавчик, потому что я сильней, и они не могут... Tačiau šiuo stiliuku kažkodėl nesusižavėjo visai Lietuvos policija. Ėmė suareštavo gerbiamą dizainerį. Chamai. Be šampano. Buvo gautas pranešimas dėl smurto artimoje aplinkoje. Tai yra, kad Vilniuje namuose triukšmauja bei fizinį smurtą vartoja, kaip vėliau paaiškėjo, neblaivus, nustatytas 1,5 promilės girtumas, pranešėjo sutuoktinis. Atvykę pareigūnai įtariamai pristatė į Vilniaus miesto 3 policijos komisariatą. O tau valgyti ten bent duoda ką nors, ar kokių fifiernikų, meduolių, arbatos, ar turi ką pavalgyti, ką? Nu, žiūrėk, nesukūsk, nu. Laukiam, greičiau ateik čia. Na. Laiko dar matai čia į visą dieną. Šakės, nu. Eik filmuo gal išleis, nu ką tu čia stovi, nu. Policijos pareigūnai, pažeisdami madų teisės ir moralės normas, įsiveržė į Aleksandro Pogrebnojaus namus ir sužlugdė visą performansą. O kaip tik tuo metu vyko action. Sutuoktiniai Aleksandras ir Monika ravėjo viens kito plaukuosinas, draskė rūbus, akis, dantis ir kitokiais būdais dubasino viens kitą. Tačiau pareigūnai kažkodėl tais pasodino Pogrebnojų už grotų ir pralaikė ten visą naktį. Nu chamai, nu ne kitaip. Kaip tai vienutė, nebuvo ten kokių pelių, žiūrių, tarakonų, dar kokių nesąmonų? Nu, klausyk, jeigu nori tokių klausimų, nieko, ten viskas buvo tvarkingai, gerai ir policininkai labai malonus. Viskas. Policijos pareigūnai visada kiša nosį ten, kur blemba nieko nesupranta. Karočią, patardi Pogrebnojų ir paklausinėjo, kuris dizaineris ar jo žmona manekenė ant svetimo veido padarė ryškesnę instaliaciją. Kartais aš nesaikingai išgeriu, bet vakar man buvo 1,5 promilės, tai čia aš nemanau, kad čia kažkoks kosmosas baisus. Tai alkoholis nėra priežastis, dėl ko kyla konfliktai šeimoje? Jis kyla dėl visko. Gal šiek tiek kartais kyla ir dėl to. Nu, sakau, aš ne angelas. Aš ir nepristatinėjau, kad čia aš... Bet aš ir ne angelas, bet ir ne kriugeris, supranti? Labiausiai pareigūnams rūpėjo, kokiais nagais išgrėbliuota Pogrebnojaus veido teritorija. Natūraliais ar dirbtiniais, raudonais ar žaliais. Mačiau jūsų kaktą apibraižytą, su kuo čia taip apibraižė? Su nagais, su kuo? Viena sudedamųjų performanso dalių galimai buvo švelnus pasispardymas kojomis, apautomis prabangiais labutino bateliais, pist iš labutino į subinėlę. Au, Jeigu ten su labutinais, tarkim, žmogų mušitai mažiau skauda ar labiau? Nu, bet nesklausinėk idiotiškų klausimų, gerai? Nu, tai mano tokia laida apie stilių, aš nieko daugiau negaliu klausyti. Nu, bet žinot, su labutinu gauti subinę daug geriau nei su kokiu kerzu, nes jei žmogus turi prabangų batelį, tai jis ir pats prabangus tada ir švelnus, nu ta prasme, stipriai nesispardo. Jeigu patinki, žinai, žmonėms, kurie iš tikrųjų spardo ne su labutinais, o su kanopom, tada jau mažai gali tikėtis užuojautos kažkokios tai tarptautinių konvencijų, tarkime, laikymusi ir taip toliau.
TV laidų vedėja gražuolė Gintarė Gurevičiūtė ir kitos gvazdos tuo pogrebnojum labai pasibaisėjo. Mušti su dama ir dar su savo nuosava žmona. Visai čia nelygis, visai čia ne joks nestilius ir net ne dizainus. Moterim yra gimstama, o vyrų yra tampama. Ir tokie vyrai, kabutėse, yra neverti taip vadintis, paprasčiausiai. Priklauso nuo situacijos, kaip ten kas buvo, nieks ten su lempa nestovėjo, nežiūrėjo, nematė. Bet aš sakau, kad esu prieš smurtą tiek prieš vyrus, tiek prieš moteris. Nu, bet karoči, jeigu muša, tai dar nereiškia, kad nemyli. A pogrebnoji mušasi, tai yra gyvena kartu jau 1,5 metų. Aleksandrai čia buvo jau 2 ištekėjimas. Pažįstu Aleksandrą, jis yra puikus žmogus, geras vyras. Geras atsakingas vyras, rimtas vyras, geras Vilnietis kažką ir čia tau. Na, gaila, tiesiog gaila. Tai ne pirmas pogrebnojaus išgarsėjimas. Aleksandras išgarsėjo, kai kepė kiaulės kepsnį daugiabučio kieme, o po to, kai rado nematomą svastiką ant Lietuvos olimpiados žaidėjų uniformų. Šunuelis. Aš, pavyzdžiui, nepažįstu žmonių, pas kurios namie kabo svastikos ir kurie eina miegoti su svastika, bunda su svastika. Jis nėra toks reikšmingas tas ženklas. Tai va, populiukai ir populytės, mūsų elitas labai fainai instaliuojasi ir performancina. Tačiau nebandykit visko, ką matėt, pakartot namie su savo sutuoktiniu. Laidą vedė Pedras Mondriškevičius, butukas, laikiukas, šipseniukas ir ikiukas. Mua, mua, mua.